Šiandien žiniose ugniagesiai gelbėtojai įspėja apie pavojus ant pavasarinio ledo. Šiemet sausio 13-osios skvero gėlėmis rūpinsis pataisos namai. Sergančiųjų gripu vėl daugėja. Skelbiama ekologinė akcija Rūšiuokime mokyklose. Ugniagesiai gelbėtojai jau ne kartą gyventojus įspėjo apie pavojus tykančius ant vandens telkinius užtraukusio ledo. Jų teigimu, šiuo metu laiku lipti ant ledo itin pavojinga, kadangi dienomis oro temperatūrai vis labiau šylant, jis tampa apgaulingas ir pavojingas gyvybei. Tai įrodė ir vakar pasvalyje įvykusi tragedija, kai Lėvens upėje esančią properšą įkritusi 12-metį srovė nunešė po ledu, o skenduolio kūną narai rado tik šiandien. Pavasarinis ledas tikrai kelia daugiau pavojų negu, sakysim, žiemą, nes dažniausiai skaudus atvejai būna tada, kai ledas jau tirpsta, kai jisai darosi korėtas, netvirtas, atitirpęs nuo pakrančių ir kaip tik savaitgalį pasvalyje paskendo vaikas prieš keletą metų Panevėžyje, taip pat pavasarį kovo mėnesį yra buvęs tragiškas atvejis, kai taip pat lede įlūžo berniukas, kuris buvo išgelbėtas dėja per vėlai ir tikrai norisi perspėti ir vaikus, kurie mėgsta žaisti ant ledo, galbūt paskutinį kartą išbando ledą, nes dabar yra ypatingai pavojingas ledas, kadangi naktį temperatūra šiek tiek minusinė, dieną pliusas, ledas tirpsta, darosi visiškai netvirtas, korėtas, kaip sakiau, atitirpęs nuo pakrančių ir jokių būdų, ypač vaikam, reikia drausti lipti ant ledo ir norisi perspėti ir visus poledinės žūklės mėgėjus, kurie bando, gal paskutinį kartą pasidžiaugti tomis žuvelėmis, kad ledas dabar ypatingai pavojingas, nors jisai gal daugelį vietų išmatavus atrodo, kad storesnis negu 7 cm, bet iš ties jis jau labai atitirpęs ir korėtas ir tiesiog visiems reiktų jau baigti visas pramogas ant ledo telkinių. Tačiau jei poledinės žūklės mėgėjai vis dar bando pasidžiaugti paskutiniais žiemos malonumais, jie, pasak Vilmos Vaiginytės, turėtų pasirūpinti visomis apsisaugojimo priemonėmis. Žvejai turėtų turėti gelbėjimosi liemenę, kuri apsaugotų ir nuo vėjo ir padėtų išsilaikyti įlūžus lede. Taip pat reiktų turėti virvę su svareliu, galėtų jisai, sakysim, pats išsigelbėti arba mesti skęstančiajam, praverstų ir smaigai, kuriais galima būtų įsitvirtinti į ledą, netgi nuo šalčio sugrūbusiomis rankomis. Geriausia prevencija būtų tokia, kad ant ledo jau išvis nebereiktų lipti. Šią žiemą Panevėžio apskrityje dėl netvirto ledo įlūžo ir nuskendo 3 asmenys. Prie Panevėžio miesto gražinimo šiemet prisidės ir pataisos namų moterys, kurios įstaigos direktoriaus Edvardo Norvaišos teigimu mielai apsodintų gėlėmis bei prižiūrėtų sausio 13-osios skverą. Ši idėja kilo jau senai ir skveras yra visiškai šalia ribojamės sklypais, tai nutarėm padėti, pasiūlyti savo pagalbą miestui ir pasiteiravom, ar galėtumėm tokią iniciatyvą rodyti ir imtis tvarkyti šitą skverą. Tai ponia Gema Umbrasienė su šitokiu pasiūlymu mielai sutiko ir tada tarėmės toliau. Tai nutarėm, kad paimsim šitą skverą ir prižiūrėsim. Grėbsim lapus, grėbsim žolę, sodinsim gėlytės ir prižiūrėsim, žiūrėsim, kad būtų gražus, tvarkingas ir miestui truputėlį nuimsim naštos, gal netiek brangiai kainuos ta priežiūra. Šie metai Panevėžiui išskirtiniai, vyks Europos vyrų krepšinio čempionatas, todėl bus laikomos rinkodaros darbo grupės idėjos miestą puošti vieningu stiliumi. Taigi, kaip ir visame mieste, taip ir sausio 13-osios skvere gėlynus nuteistosios papuoš išsirenčių su komponuotais kamuoliais, kur dominuos oranžinė spalva. Miesto, sakykime, savivaldybė išreiškia tokį pagidavimą, kad stilius būtų daugmaž vienodas ir šių metų stilius, atsižvelgiant į vyksančias krepšinio varžybas, tai kamuolys turi kaip čia prioritetą. Tai kažkas tai bus daroma, kamuoliai ar iš gėlių, ar iš daiktų kokiu nors, tai bandysim kažką ir mes sukurti tokio. Praėjusiais metais Panevėžio moterų pataisos namai kartu su asociacija Tautos skydas prižiūrėjo 70 kvadratinių metrų gėlyną Basanavičiaus ir Ukmergės gatvių sankryžoje.
Panevėžyje vėl daugėja sergančiųjų gripu ir ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis. Praėjusią savaitę sergamumas šiomis ligomis mieste siekė daugiau nei 100 atvejų 10 000 gyventojų. Prasidėjus gana šiltiem, drėgniem ir vėjuotiem orams, Panevėžio mieste, kaip ir daugelį kitų miestų, pakilo sergamumas infekcinėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis. Tame tarpe ir gripo atveju. Šios dienos duomenimis už praėjusią savaitę mieste sirgo 103,1 buvo ligos atveju 10 000 gyventojų. Bendroje struktūroje dažniausiai serga vaikai, tai yra 71 procentas visų sergančiųjų yra vaikai, o gripo atvejai sudaro tik 12 procentų nuo visų susirgymų. Todėl epidemija šiai dienai kol kas pakartotinai nėra kol kas dar skelbiama. Gyventojus rekomenduojama pasižiūrėti, kaip vaikai apsirengia, išeina į mokyklą. Aišku, suprantama, atšilo orai, šviečia saulė, tuoj norisi šiek tiek ploniau rengtis, bet vis dėlto reikėtų pasisaugoti, nes pavasariniai orai, vėjas ir ta drėgmė yra pavojingi sveikatai, lengviau yra peršalama ir greičiau susergama. Sveikatos skyriaus vedėjo Mindaugo Burbos teigimu, gydytojams šiuo metu itin daug nerimo kelia tai, kad pacientai gana dažnai infekcinius susirgimus gydosi patys, vartodami preparatus nuo gripo, kurių sudėtyje yra paracetamolio, ir taip ne vienas ligonis perdozuoja šio vaisto. Gydytojai informuoja, kad šiuo metu prasidėjo dar viena problema, jog žmonės patys gydosi nuo gripo simptomų, naudodami vaistus nuo gripo simptomų, kurių sudėtyje yra paracetamolio. Ir patys nepasitarę su gydytoju dar papildomai vartoja paracetamolio tabletes ar žvakutes priklausomai nuo situacijos, ko pasėkoje būna šito vaisto perdozavimas. Todėl vis dėlto pacientam rekomenduojama bet kokiu atveju pajutus ligos simptomus, o ypač temperatūrą, karščiavimą, kosulį, kreiptis į gydytoją ir tartis su juo dėl gydymo ir kokius vaistus ir kaip naudoti, aišku, prieš tai informavus, ką jūs patys vartojate. Gyventojams patariama artimai nekontaktuoti su gripu sergančiais asmenimis ir nesilankyti žmonių susibūrimo vietose. Akcinė bendrovė Panevėžio specialus autotransportas pirmą kartą organizuoja ekologinę akciją Rūšiuokime mokyklose, į kurią įsijungti kviečia visas Panevėžio miesto mokyklas. Šia iniciatyva bendrovė siekia skatinti atliekų rūšiavimą ir skleisti jo teikiamą naudą jau nuo mažų dienų. Nuo balandžio 4 dienos iki gegužės 20 dienos akcijoje užsiregistravusios Panevėžio miesto mokyklos turėtų kaupti sandėliuoti popierinės pakuotės atliekas, tokias kaip laikraščiai, žurnalai, knygos, vadovėliai, įvairūs leidiniai, spaudiniai, kartoninės dėžės. Paskui suderinta diena iš kiekvienos atskiros mokyklos bus šitos sukauptos popieriaus atliekos išvežamos ir sveriamos pas mus bendrovėje elektroninėmis automobilinėmis svarstyklėmis. 3 daugiausiai popieriaus atliekų surinkusios klasės iš skirtingų mokyklų bus apdovanotos specialiais prizais. Į tą akciją turėtų daugiau įsijungti patys moksleiviai, patys vaikai, nes prizai tai bus duodami jiems, ne pačiai mokyklai, bet bus duodami patiems vaikams. Tai galbūt tie prizai turėtų paskatinti vaikus iniciatyviau, lankščiau įsijungti į mūsų organizuojamą akciją. Bet žinoma, mes tikimės ir iš pačių mokyklų vadovų bei klasių auklėtojų, kad jie patys paskatintų šitą akciją, motyvuotų savo klasės auklėtinius ir taip įsijungtų į šitą mūsų akciją. Akcinė bendrovė Panevėžio specialus autotransportas, norinčias akcijoje dalyvauti Panevėžio miesto mokyklas, kviečia registruotis iki balandžio 1.